Šiandien Lietuvoje vyksta akcija, kurią organizuoja Marijos radijas. Akcija vadinasi Už gyvybę ir jinai skirta abortuotiems kūdikiams. Tai yra nužudytiems kūdikiams, dar negimusiems. Tokį įstatymą Lietuvoje priėmė Sovietų sąjunga 1955 metais ir nuo to laiko mes pateisiname įvairiais moksliniais ir nemoksliniais argumentais negimusių kūdikių žudymą. Tai kvieščiau pasižiūrėti visus, kaip atrodo iki 12 savaičių kūdikis motinos pilve ir kaip jis reaguoja į daromą abortą, kad susimąstytumėm kažkiek, ką mes darom. Ir žmonės, kuriems rūpi šitas klausimas prie ligoninių, kuriuose daromi abortai, uždavė žvakutes ir sukalba nedidelę maldą už tuos negimusius kūdikius ir tikėdami, kad kada nors daktarai savo noro atsisakys daryti tokius dalykus. Tuo tarpu Kaune jau paskutinėmis žiniomis yra nemažai gydytojų, kurie savanoriškai atsisako daryti abortus.